Sveiki gerbėmėjai, vėl nuotykiai tęsiasi kontrabandos srityje ir buvo jau apgerėję visas tas klimatas po videokamerą mūsų Jonavos policijos, kur buvo prie turgaus pardavinėjamos kontrabandinės cigaretės ir narkotikai. Šiuo metu vėl tenai viskas iš naujo atsinaujino, vėl vyksta prekyba pilnu tempu. Aš jums vėliau parodysiu, nufilmuosiu ir parodysiu, kaip visą tai atrodo tenai. O šiuo metu dabar bandau susisiekti su Jonavos policijos viršininku, kuris šiuo metu atostogauja, tai su juo pavaduojančiu asmeniu Trijoniu ir bandysim toliau, žiūrėsim, ką jie nuspręs. Šiaip nesenai skambinau Dariui Žukauskui į Kauną, jo neradau, perdaviau sekretoriai, kad būtent, kad pas mus vėl atsinaujino, kaip sakau, truktų žvadžių vėl iš pradžių, vėl atsinaujino prekyba po videokamerą kontrabandiniam cigaretėm ir narkotikais. Ir vėl policija vėl nieko nedaro ir vėl prasideda vėl viskas iš naujo. Jau pilna stovi, vėl 3 stovi po videokamerą, vienas stovi ant laiptų, kitas stovi teritorijoje. Ir ta prasme niekas nieko nedaro ir vėl viskas iš naujo. Kas čia darosi? Vėl žmonės. Tai čia žinokit ne tai, kad sureaguosim, patikrisim, čia reikia kažką daryti, viršininkas, nu. Tai gerai, nu tai aš jau kalbėjau ir su Žukausku, kalbėjau ir su jūsų viršininku nauju, su visais, kad tarėmės darysim, kad kažkas tai kažkokius statys, kažkokius tai postus, kažką tai padarys, nu kad kažkokius tai patruliai patruliuos. Dabar niekas nieko nedaro, vėl bispridėlas, žmonės skundžiasi vėl, kad juos apvaginėja, vėl ten tie tamposi po tą turgų valkatos visi. Nu kas čia darosi, viršininkas? Gerai, aš laukiu, aš viską šiaip filmuoju ir kontroliuoju ir viską viešinu, taip pat irgi palauksiu, kada jūs, per kiek laiko jūs, kaip jūs tai darysite. Aš dabar važiuoju irgi į turgų, tenai žiūrėsiu. Ačiū. Štai gerbėmėjai, ten tolumoje, aš matot, dėl etinių, atvažiavo policijos ekipažas dabar va šiuo metu, aišku, jisai ten juos galbūt surinks netgi. Va, išlipo policijos patrulis, ten kažką tai darys su jais, bet jie šiaip, nu, aš abejoju, ar ten su jais ką nors darys, bet aš arčiau negaliu prieiti, nes kadangi kai mane pamato, jie ten visi įsilaksto labai stipriai. Tai va, jūs matot, kas vyksta, va dabar va ten tikrina va juos, iš krepšio kažką tai ten žiūri, rodyt, prašo, visą kitą. Aišku, juos ten prie savęs nieko neturi, jom visą laiką parūpina kiti čigonai ir, nu, tokie va dalykai visokie įdomus darosi. Va, vieną čigonę jau pagavo, paėmė. Nu, bet tai ką, jie nieko, ką paims, nubaus ir viskas. Iš tikrųjų reikia lokalizuoti tokius dalykus. Aplamai reikia, kad jie čia ten nestovėtų ir nepardavinėtų. Nu, kas čia darosi, dobis pridėlas toksai. Tai va, toks įdomus dalykas vyksta. Vienu žodžiu, nežinau, šiandien po mano skambučio sureagavo, daro teisingai, viskas gerai. Bet iš tikrųjų tokių dalykų neturėtų būti ir paprasčiausiai tokie dalykai turėtų būti pastoviai lokalizuojami. Jie neturėtų čia taip jaustis, paprastai apvoginėti žmonių, pardavinėti narkotikus, pardavinėti tas būtent kontrabandinės cigaretės, taip atvirai ir dar po policijos videokamerą. Kovokim visi, darykim tvarką, nes vienas aš nieko nepadarysiu, todėl prašau jungtis irgi visus kitus ir ta prasme visi draugiškai viską darom irgi kartu.